šį kartą nestandartiškai, jau ne prie žvejybą, po žvejybos. Tai manau išėjo tikrai puikių upėtakių žvejyba, daug gražių vaizdų ir taip toliau. Nu ir gero žiūrėjimo jums. Tikiuosi, kad patiks. Pirmų metimų. Atjuokauju. O, papa. Upėtaks ir upėtaks, žinai. Mažiuks, bet. Pirmų metimų. Čia tikrai bus. Opa. Vėl taurė jau bus naudojama. Lygia. Patikrins pat. Čia kaip karolio tada. Kokios gražios spalvos. Eik savo. Tėvai, vai. Kaip pamatau. Nuplaukė. Gražuolis. Nu ką? Ir ką tu apie AliExpressinį masalą gali blogo pasakyti? Nu, matot, hebra, ir AliExpress masalai veikia. Čia yra Japada vartiklė, gaila, kad nu nebegamina ir dabar AliExpress'e nebegalima pirkti. Tai va taip ir gyvename. Nu, gal kažkas pareis iš ten. Gali parėję kažkas. Dabar aš pasiimsiu LKL taurę jau. Jei nežinot, kas yra LKL taurė, tai čia mūsų Graibštis. Mes kaip Vilniaus Rytas, Kauno Žalgiris. Keičiamės tą taurę. Nu. Asilita. Ramiau. Ramiau šilėlį. Ne, fain taip jie tokie, nu. Yra. Jo. Eik savo. Aš esu apakęs. Nespėjau net užfiksuoti kibimo. Vau. Po 4 upėtakius jau su pusvilterim. Tu turbūt mėgsti juokus. Eik tu savo! Eik tu namas! Agi. Ką? Jo, kaip manau, tas manau kažkas panašaus. Eik tu namas! Gerai, vos tais neužsimušau. Ne, bet jau kibans iš jau visko. Bet kaip jėmė! Kokia taka! Yra. Šitas mažas. Agi, man atrodo, mes tiesiog išpaubint centrą atėjom. Čia net neupėtakiais. Mes šiandien net neskaitom tokių. Opa.
nežinau. Ne, iškelsiu, manau, kaip. Pa. Siebra. Jo. Eik sau. Karolis jau mūsų vietelė. Kap mano atkino čia kaukolį. Neblogai, 8 klibėjau biškį. Reiks nueit pas odontologą. Duntinam. Klibėt nekrent. Nu čia bus jau biškį pasiensiu. Neblogs žandikaulis. Am. Nespėjau užfiksuoti. Nu, įkuroj. Tada kamera čia. Tai jo, pasibaigė tokios sraunios vietos. Dabar vieno lemiamus. Ir, nu, tokios vietos dažniausiai būna didesnių upėtakių. Ir ką bandysim gaudyti. Ką naudoju, tai ir vėl aišku vartiklės, kurių šiek tiek po praeitos žvejybos sumažėjo, galbūt tokia. Ir, nu, ką bandom toliau. Mūsų tai metimas buvo. Būna taip. Upėtakis išbaidys. Tas neblogas. Gal. Eleikt. Kas šito gal? O. Pagavau žuvį. Opa! Ne. Eik sau. O, papa. Eik, tai savo kiek žaidžiau sanu. Nu jo. Gal ir legalus čia tas būtų, jeigu... Nu ne, bet gražus. Gražus, ne? Nu, upėtakį. Varyk numiai. Taigi besibaigiant žvejybai pagavau tikrai visai neblogą upėtakį ir po kažkiek laiko pusbrolis pagavo labai panašaus dydžio upėtakį, gal netgi šiek tiek didesnį. Ir taip mūsų žvejyba į visišką pabaigą ir galim apibendrinti ją. Šį kartą upėtakiai sukibo iš tikrai gilių vietų, bet kitokių vietų nelabai ir tebuvo. Šitą atkarpą labai gili, pasitaikė upėje, nauja atkarpa buvo, nieko nežinojama apie ją. Tikrai nustebino iš gerosios pusės. Kaip visada buvo pražvejota ant vartiklių 2 ir 3,5 gramų. Upėtakiai ten puikiai jas mėgsta ir aš nematau bėdos 3 vienšakiais kabliais. Žuvis karts nuo karto atsipurto, bet jų tiek daug nežaloji. Ir ačiū tiem, kas pažiūrėjote iki galo. Paspauskit laiką, negaila ir iki kitų kartų.